Sveiki visi! Šiandieną mes atvykstame į Indijos sostinę Naująjį Delį. Tačiau problema yra tame, jog aš parą nemiegojau. Tad problemų tikriausiai bus. Tad klausimas, ar pavyks man išgyventi kultūros šoką? Atvirai pasakysiu, jog absoliučiai nieko nesuprantu. Ar pavyks pritapti prie Indijos gyvenimo būdo? Na ir svarbiausias klausimas, ar pavyks neprarasti kameros chaotiškame Delio senamiestyje? Įtarimų turiu, kas ateina klaust, kiek mano kamera kainuoja. Taip pat viską sužinosite. Smagaus žiūrėjimo. Nu tai sveiki draugai iš Naujojo Delio. Ką tik nusileidau, aš jau prieš 2 valandas nusileidau. Kol aš išėjau iš to oro uosto, ten reikėjo užpildyti dokumentus, reikėjo SIM kortelę susirasti, pinigus įsikeisti. Bet štai, dabar esam čia, eisim susieškosim mes metro, kaip nuvykti miesto centrą, nes dabar čia yra 7 ryto, Lietuvos laikų tai būtų 3:30 ryto. Tai žinokit, žiauriai esu pavargęs, realiai be miego, lėktuvė nemiegojau. Gal buvau užsnūdęs kokio pusvalandžio. Tai žinau, kad kažkur čia turi būti metro, jeigu neklystu čia va. Tai nueisim į metro, nuvažiuosim šiek tiek į centriuką, pažiūrėsim, ko ten gero yra, tada eisim miegot. Viešbučio čekinas man yra nuo 12 ryto, tai realiai neturiu kur dėtis. Reikia vis tiek kažkam nuveikti, tai nuvarysim į centrą. Nežinau. Nėra jokios švieslentės, nežinau, kada tas traukinys atvažiuos. Jau laukiau 3 minutės čia, gal to atvažiuos, nežinau. Bet blemba kojas links, aš taip noriu atsigulti lovą ar pamiegot. Bet ar to išlysime į patį miesto centrą. Nežinau, bus kultūros šokas, tikriausiai belė koks. Ką, išlipau ką tik iš savo metro. Nebuvo galima filmuoti, bet žinokit, nieko nepraradot, nieko įdomaus nebuvo, tiesiog didžiąją laiko dalį tuneliuose apsivažinėjom. Čia dabar ką tik dar kioskuką atradau. Pardavinėja energetinius gėrimus stoty. Tai Helas, Lietuvoj, man atrodo, irgi iš tų yra, jeigu neklystu. 100 centų tai kainavo, pasiėmiau. Ir dabar iškliunkinsiu taip pat visą. Ir lysim, va, štai čia. Visą man nesiseka tokiuose dalykuose. No. There's some water. Oh! Nope. Thank you so much. Sakau, man niekad neišeina. Visą kažkas man turiu padėti. Taip. Ančiukų būrys koks eina. Ir mes einam čia. Kaip gražiai visi eina, kažkai Japonija. Nu ką, išėjom laukan ką tik. Labai daug žmonių. Net nežinau, nuo ko pradėt. Ne, thank you. Pats iš jau visi siūlo man visokius tai tuktukus. Man kol kas noriu tiesiog pasivaikščiot. Pažiūrėti, koks čia vaibas yra. Gerai, užmečiu akį žemėlapį, kur mums reikia eit. Va. Čia išėjimas. Ir eisim į kairę. Tada galbūt šausim į kokį nors tai tuktuką. Nes čia spėjau žmonės bilė kaip kainas jau užsikėlė. Šiek tiek paeisim tada susirasim ką nors. Belėkė daug triukšmo. Hello. Tiek ir pokalbė. Hello. Atvirai pasakysiu, jog absoliučiai nieko nesuprantu. Hello! No, thank you. Man jau keletas žmonių sakė, kad šitas rajonas yra labai nesaugus, kuriame aš dabar esu. Nežinau, tikėkimės, galbūt nepauks niekas kameros. Svarbiausias dalykas tikriausiai buvo mano rankoj. Tuos metas imti mums kokį nors tai tuktuką. Nes čia belė kiek, žinokit, veiksmų yra. Dar 4 km reikėtų eiti mums iki to forto. Mėginsim tiesiog prisigauti kokį nors įdomesnį žmogelį. Nukeliausim. Hi. Ketna rupee, Red Fort. Ketna? 150. How much? 150. 150. 150. 150.
Okay, let's go. Redford. Okay. Redford. Nu ką, euras PM pagal idėją turėtų būt. Išmokau keletą paprastų žodelių. Kaip paklausti. Tai labai gerą kainą pasiūlė, jeigu iš tiesų kiek mokėsim, tai bus labai gerai. O dabar žiūrėk. Nežinau, kurie ta energetinė. Širdis įleidžia šiukščią. Einas, tau kaip fainiai. What's your name? Rakesh Sharma. Repeat? Rakesh. Rakesh? Rakesh. Nice to meet you. Tas smogas, žinokit, čia ne dėl kažkokios tai veiklos eitinės. Ne, jau ne. Čia oro užterštumas. Žiauriai jaučiasi, tai įsivaizduojat. Eina šiek su dviejais vaikais ant moco. Nežinau. Visai neblogai. Man patinka šitas chaosas. Ką tik atvykau, nesu nemiegojęs. Tik tikėkimės, kad nebūsime apgauti labai stipriai šiandieną. Žiauriai, žinokit, smirda. Aš čia balon. Mes prieš teismą važiuojam. Tai ten bus įėjimas. This is okay? Okay. 150, yes? Okay, just 1 second. Nu va, išlipam iš savo crazy drive'o. Daviau 200 PM centų arbatos. Labai fainas. Draugiškas, neapgavo. Čia nežinau, kokius 20 minučių, gal 15 minučių važiavau. Pasisiūliau aš €50 pavežt. Tai manau, kad labai gerą kainą. Aiškus, tikriausiai čia vis tiek turistinė kaina. Bet man gerai. Abie, kad lengviau būtų suprast, tai 100 rupijų yra apie 1 eurą. Tavasme, labai lengvai šiaip įsiminama. Tai 50 rupijų, 50 centų. Nu, va, žiūrėkit, tiem šuneliumbai visokie. Nenoriu su šuneliumbais bendraut. Paskui dar ką, susirsiu, numirsiu. Nebūtų smagu. Bet aš išneku, bet pažiūrėkit, kur mes atėjom. Raudonasis Delio fortas. Smagu, gražu. Kur bilietus įsigyti čia gal? Na va. Žiūrėkite, nėra žmonių visiškai. Einam greitai. Pasimsiu bilietą. Žiūrėsim, kiek kainuoja. Šausim, pažiūrėti, kas ten gero yra. Na tai jau, bet čia nieko nėra. Hello. What the fuck? Gal aš per anksti atėjau? Tai įėjimas į Red Fortą 6 eurai. Muziejus. Aha, thank you. Tai prašos turi duoti. Praėjau 1000. Turėt mes 400. Į muziejų neįsim. Eisim pažiūrėti aplinkui, kaip kas atrodo. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Debilas atsiutam. Jis vaikštavo. Skarbionkė savo. Tai va. Turim bilietą. Dabar mums eit. Eina, sakai, čia gražu. Klausimas, kaip viduje atrodo. Labai dažnai tokie pastatai būna gražus iki išorį. Viduje būna gal ne taip įdomu, nes labai kas matosi. Bet šitas smogas sakys, tą vaizdą gadina. Labai keista, nes šitą vietą atrodo turėtų būti viena lankomiausių vietų Delyje. Bet atrodo, kad nėra žmonių. Palauk, kiek valandų dabar? Gal aš labai anksti atėjau? 8. Nežinau. Atrodo, kad gal tokią valandą kiti būtų daug žmonių, turai visokie. O gal aš iš kokios ne tos pusės atėjau. Čia matomai jau ateina prie įėjimo. Arba jau kažkokie tai vartai matosi, kad ten yra. Atrodo, kad anksčiau čia pagal idėją tikriausiai vanduo turėjo būti, šiek kur žolė.
Bent jau matė patronus. Nes dar plius yra va ten tie skylės kažkokios, aš ten vanduo turėjo atbėgti. Nežinau. Nu, nenoriu heitint vis tiek. Bet faktas yra faktas. Žiūrėk, kiek šiukšlių. Dabar yra 8 ryto. To atėtų būti švaru, nuvalyta viskas jau. Bet belė kiek plastiko, popieriaus ir kito šlamšto. Man šiandien nesuprantama. Aš radau vieną šiukšliadėžę. Pirmąjį. Ir ten išmečiau savo skarbonkę pagaliau. Tai bent tiek galiu pasišaukti. Čia galbūt jau ir įėjimą mes prieiname. Aš nežinau kokius 2 kilometrus aš einu aplink šitą fortą. Nes mes dabar priėjom įėjimą. Tikriausiai aš buvau kitoj pusėj visiškai. Reikėjo apeiti pusę fortą man. Okay. Thank you so much. Thank you. Bum. Suplėšėma bilietą. Sako, prašom, gali eiti. Labai įdomi, nes čia atskirtos lytis. Pavyzdžiui, čia tik merginos gali eiti. Čia. Čia vaikina eina. Čia vaikina eina. Palauk, kareiviai. Per kareivių negaliu filmuoti. Aš jo kalbamas pasakiau, kad negaliu filmuoti. Išjungiau, tiesiog iš pagarbos. Pamatė, kad mano kamera vis tiek veikia, nors jį nefilmuoja. Mane apšaukė, sako, išjung kamerą. Tai išjungiau ir dar įteikiau rankas tą kamerą, kad nefilmuoti tiktais. Tai patikrino. Labai apklausinėjo šitą kuprinę mano. Žinai, sako, what is this? Nežinau, rankinukas. Tai bet kokiu atveju, viskas tvarkoj, praleido. Ir čia žiūrėkit, kur ateinam. Eina, savo kaip gal aš reiktum fotkint. Nu va, ir einam. Absoliučiai nežinau, ko tikėti čia. Aš nežinau, kaip iš išorės šitas pastatas atrodo, bet nežinau, kas yra viduj. Va. Atsiveria štai kokie vaizdai. Eina, sako gražiai. Bet tai kiek čia darbo įdėti tokį? Tikrai pasakysiu, aš galiu komentuoti maistą, galiu su žmonėm bendrauti, bet apie architektūrą aš nieko nežinau, tai net nežinau ką pasakot. Tiesiog duodu štai jums patiems žiūrėti, grožėtis, nelabai ką galiu papasakot. Čia žiūrėkit, kaip visi šluoja. Galbūt šiek tiek per anksti atvarėm, nes žiūrėkit čia kažkokia tai parduotuvės ar kažkokie įėjimai turėtų būti visur. Žiūrėkit, kažkoks sodas yra. Ir žingam išeiti. Nieks nedaužė liktais. Nieks neapšaukė. Čia lyg ir statybos vyksta kažkokios tai. Okay. Atsivaišom šuniukai. Man atrodo, kad indai, žinokit, vėliau pradeda dienas negu mes. Nu, nežinau, negu aš. Nes, ne, visiškai žmonės net nedirba dar tokią valandą. Visi šluojas, visi tvarkos. O kas ten, žiūrėkit, povai, ne? Eiktų savo. 1 valandos dėlyje reinu tiesiog paukščių stebėti. Žiūrėkit, pas gražus. Bijau sumeluoti, tikriausiai čia povas. Ne? Na, jeigu ką, tai galėsit komentaruose mane išjuokti. O iki bėga. Nubėgo. Bet to, kad nelabai kur nueisim. Manau, grįžtam, daeikim iki pat gal, nes nedaėjom. Tada jeigu ką, tai sugrįšim čia. Ir jo, tai šitie namukai, kambariukai yra suvenyrų parduotuvės tikriausiai. Atsidarinėja pabiškai. Sakiau, meknekių galim nusipirkti. Kol kas mes žinai, Uno kortelių nereikia matut, visokių nesąmonių. Atvarai į Indiją nusipirkti Spider-Maną žaislą. Autentišką. Nu va, žiūrėkit, ir atėjom toliau. Tai čia tikriausiai šitą pusę. Tai čia yra uždaras turgus, taip pavadinkime. Jis buvo labai neįprasta. 17 amžiuje buvo pastatytas šitą vietą. Okay. Tai štai kas, tai čia seniau buvo, vis matosi yra turgelis kažkas. Tai dabar suvenyrų turgus. Prieš tai, nežinau, gal maistą pardavinėjo. Kur čia tie papugėnai klypoje? Čia kas per namas?
uždaryta, ten galim. Gal čia muziejus tasai, kur aš nenorėjau eiti. Na, kaip ir sakiau prieš tai, šitą vietą iš išorės atrodo įdomiau negu iš vidaus. Čia tiesiog toks turgus su stogu, kur pardavinėja suvenyrus vien tik. Varom iš čia. Kažką įdomus galim, man atrodo, nuveikti. Beje, aš visą kreipiuosi, ne visą, bet labai dažnai kreipiuosi daugiskaitį. Mes, mums. Ne to, kad mes. Aš ir jūs. Mes visi kartu keliaujame. Kad būtų fainai, tai užsilipti čia ant viršaus, bet matomai nėra galima, nes yra užblokuota, užbarikaduota viskas. Ir policija viską ten saugo. Bet net tikriausiai vaizdas gražiai atrodo. Hi. Oh, selfie. Okay. Hello. हम लोग भी ले लो, हम लोग भी। You want a selfie too? इसमें Oh yeah, everyone. Say hello. Cheese. It's filming, yeah. Okay. Okay, nice. Okay, nice to meet you guys. Have a good day. O, kokius draugiškus. Sutikom žmonės, selfius. Galvoju, tikriausiai, kad esu labai populiarus. Aš esu ne. Dar atėjo. Hello! Okay, nice to meet you. What's your name? Jens. Jens. Okay, Raimondas. Nice to meet you. Jei, tai man dabar klausimas yra, kaip mums patekti prie to pastato. Ir kas čia per pastatas? Net nežinau. Taip pat paguglinsiu, pasakysiu, kas čia yra per namas. Gerai. Greitai užmešiu akį, tai čia yra džainizmo religijos, šudukų pilna, džainizmo religijos šventykla kažkokia tai. Tai kaip mums čia dabar išeiti, tiesiog šokam. Rodo, kad čia negalime eiti. Tai jo, tai čia yra šventykla kažkokia. Nieko nežinau apie džainizmo religiją, žinau, kai Indijoje yra tiek. Ir man atrodo, kai jie nevalgo jokių bulvių, kropų, panašių dalykų, tas, kas yra iš po žemės, jis taipogi tai kenkia aplinkai, nes tarkim ištrauki bulvę, tų kirmeliukus, vabaliukus gali sužaloti, dar kažką. Nu, jų tokia religija yra. Jie valgo veganiškai, bet taipogi nevalgo ropinių visokiausių tai daržovių, mano supratimu. Kaip mums čia pralysti? Šokam. Aha, štai per storas. Nu, mėginam ir mes. No chance. No way. Okay, šoksim. Oh, thank you. Oh, smart. Thank you. Welcome. Pralindom vaikų pagalba. Gerai. Koks mūsų tikslas? Žiūrėkit, perėja. Ai, funkcionuoja kaip perėja. Mėgina perėti. Rodam ranką ir einam. Praėjom. Antras bandymas. Aš suprantu, vietiniai daro taip, rodo ranką ir eina. Bet jo, aš šiaip darau. Nu va, žiūrėkit, atėjom. Va, jie važiuoja kairę pusę, neteisingai eina. Nu va. Ir šitas namas. Tai turiu patikslinti, kad mes esam senajam Dely šiuo metu. Tai čia kaip senamiestis. Ir jaučiasi, žiūrėkit. I will show the real India, real life. 1 hour to do. Okay. Thank you so much. YouTube? Vien žodžiu. Manęs neįleido. Vyrukas pristojo. Sako, čia tik tais tie religijos atstovai te gali eiti. Galbūt apgavo mane, bet nenoriu ginčytis. O. Ir kaip ir. Sako, čia vaikščioti labai nesaugu. Nežinau kodėl. Atsivaikščiom, pažiūrėsim, ar iš tiesų taip nesaugu. Maniau, geresnį kadrą gausim to namo. Pas šventyklos, kokio dar namo. Bet jie nesigavo. Žinokit, net nežinau, koks mano tikslas dabar yra.
norėčiau šitais vandens nusipirkti kur nors. Tai čia būtų gera pradžia. Žiūrėkit, gėlės pardavinėja visokius žiedlapius. Žiūrėkit, atvirai pasakysiu, aš neapsimetinėsiu, kad aš gaudausi hinduizme ar tai tame džainizme, kur ką tai buvom. Tikrai labai menkai gaudausi, tai nelabai ką galiu pakomentuoti. Tiesiog, žiūrim, grožimės ir nieko nesuprantam. Labai daug tų augaliukų pardavinėja, žiedlapių. Mėginsim kažkaip nusigauti iki mečetės. Kur jį yra, nežinau, bet kažkur netoli turėtų būti. Reikia užmesti gal Google Mapsus. Tai va, iki pipina. Pažiūrėjau, man reikia į tą pusę. Šitie paeisim ir turėtume prieiti. Bet sakau, žmonės dar tik atsidarinėja čia. Nelabai kas vyksta. Visi arba slampinėja, arba tvarkosi šiek tiek. Kas ten ką daužo, taip jau iš toli girdisi. Einam, pažiūrėsim. Man irgi tokio reik namie. Išleisti nervus. Hello! Pasiemi savo ir daužai. Smagu. Okei, kažkur atėjom. Labai varvina viską. Ui, o ten numušė manęs. Taip, tai veikia eismas. Tuoj mane nudaužė kažkas. Čia jau šiek tiek daugiau žmonių. Thank you. Įdomu būtų sužinoti mano no thank you. Atvažiavo. I don't need it, my friend. I don't need it. Sorry? Lithuania. Do you know this country? Huh? I'm really driving. Okay. Take us to Riksha. I don't need it, my friend. It's okay. Thank you. Thank you. Walking very big place. Sorry? Walking very big area. It's alright. No worries. I'm thankful for your offer, but I don't need it. Thank you, my friend. Cheaper. This is my choice to everything. I don't need it. This price more there. Thank you. Kažin, po kiek kartų jis supras, kad aš nenoriu. O, nuvažiavo. Turiu tikslą, bet nenoriu sakyti, kur aš einu, nes tada vis tiek prisikabins. Mano ausis. Manau, čia visų tų vežėjų būdas prisivilioti klientus. Nes kiekvienas sako, čia nesaugu, čia nepatogu vaikščiot. Ką tu turiu omeny nepatogu vaikščioti, ėm ir vaikštai. Ir man tuos atėjau, kur aš norėjau ateiti. Štai ten priešais yra didelė mečetė su tokiu, pamatysit, viduj, net nežinau, salė, galbūt taip reikėtų pasakyti. Galima tiesiog leisti laiką smagiai. Einu visiškai ne tą gatvės pusę. Visi manęs pypina. Šiuosi kaip idiotas kažkoks. Metas ateiti. Čia. Oh. Thank you. Nu, koks šis skemas bus. Okay, thank you, thank you. Okay. Tiesiog pakvietė mane. Dėkingas. Eikit. Reikės batus nusimaut. Įspūdingai čia atrodo, laikykite. Čia tiek dar ramybės gausim tikriausiai. Nu va, atidavėm batus, pasiėmėm šlepetės. Žiūrėkit, kur atėjom. Spėjau, mane nuskemino. Tos šlepetės neturėtų būti mokamos. Ai, nežinau. 1 eurą susimokėjau, tegul turi. Įėjimas į šitą vietą kainavo 3 eurus. Tai va, pažiūrėkit. Tai va,
pastebėjau kai ką, jog vėl šiandieną sakiau mačetė. Ar turi būti mečetė. Nežinau, kai aš vis sakau mačetė. Nežinau, galite vėl komentaruose išvedį mane visokiausių tai idiotų ir kitais žodžiais, jog netaip pasakau šitą pastatą, tai mečetė. Bet kokiu atveju, ką noriu pasakyti, tai Delyje yra labai daug skirtingų tai religinių šventyklų. Turime mečetės, bažnyčias, hinduistų visokiausias šventyklas, čainizmo matėme jau buvo, tikriausiai sinagogų bus, tada yra tokia religija Bahai, aš net nežinau apie ką tai yra ir nežinau, ar lietuviškai taip pat tarsi. Tai galbūt dar kažkokių religijų praleidau, nežinau. Tai visi kartu jie čia gyvena, viens kito šiek tiek nemėgsta, bet susigyvena. Tai dabar klausimas yra, ar galim įeiti į vidų. Yra donation, bet tikriausiai nesu donationu mes įeisime į vidų. Pala, donationas per QR kodą. Čia iš viso įdomiai. A, ne tik. Ok, yra dėžutė. Lendam į vidų. Pažiūrėsim, kas ten gero yra. Parašyta, kad čia tik tais musulmonai gali įeiti. Tas vyrukas, kuris šluoja, mane leido. Ir nusišypsoja, sako, žiūrėk, kaip skrenda paukščiai. Sako, gali įeiti. Tai žiūrėk, kaip čia gražu. Žmonės meldžiasi, labai svarbu netrukdyti. Labai įdomiai, nežinau, kur yra įėjimas į vidų, jeigu šitoks yra, nes čia žmonės tiesiog sėdi ir meldžiasi į sieną. Įdomiai. Na, viskas labai gražu, tik turiu atkreipti dėmesį, kad nėra žmonių. Da, aš esu. No tourists allowed beyond this point. Parašyta, kad jokie turistai negali eiti toliau šitos vietos. Taip, bet mane leido. Tas gerai. Tai jo, labai mažai žmonių atrodo čia yra. Nežinau, tikriausiai netinkamų laiku atėjau. Bet kitaip neišeina. Taip anksti atskridom. Reikia vis tiek išnaudoti savo laiką. Bet jau tikriausiai matosi ir pas jumis oro užterštumas. Saulė per tokį smogą matosi. Ajajai. Nu ką, sveikiname su mečete. Eina pažiūrėti mūsų batai dar vietoj. Ar reikės vėl dar papildomai mokėti pinigus. Apžiūrėjau 100 rupijų. Jeigu vėl prašysiu 100 rupijų, ui, bus negerai. Yeah, I already gave you 100. Yeah, I gave you before. Okay. Yeah, I gave you 100. Okay. Sakiau, kad vis tiek prašyta pinigų. Tai 50 centų dar daviau. Sorry. Vokiečių turistai užpuolė. Na, bent jau tapkės gavom. Kokie čia tapkės? Žiūrėkit, Marriott. Iš viešbučio. Nežinau, ką man veikti dabar čia daugiau. Manau, pasivaikščiosim po senamiestį. Kažką skanaus nusipirksim. Tada galbūt šiaip kažkas nutiks įdomaus. Nes mes į Delį dar grįšim, ne vieną kartą šito kelioniai. Tai šiam kartui noriu trumpam pasivaikščiot ir eit miegot. Nes beprotiškai esu pavargęs. Nes jau dabar esu kaip parą nemiegojęs. Tai manau, dar gerai laikausi šiaip. Šokiuosi kepą. Nu va, atvažiavom, sakau. Oh, no thank you. Market. No thank you. Va. I'm just walking around. No thank you. O, visi siūlosi. Tai čia yra vienas iš kitų įėjimų į šitą mečetę. Mes ten buvom, eisim dabar ten į priešais, va čia norėjau. Sunku, žinokit, susigaudyti, neapsimesiu, kad aš žinau, kur einu, belė kur einu. Sorry. Tai va. Štai jums naujasis Delis, bet žiūrėkit, kur atėjau.
O čia daug visko vyksta. Pagaliau. Aš eismą einu vėl. Reikia praskariai pusę eiti. Tai va, pagaliau jaučiuosi kaip Indijoje. Ta mano žadėta Indija, kur belė kiek žmonių visi nori iš tavęs visko. Oh, hi. Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Rahul. Sorry? Rahim. Okay, Raimondas. Nice to meet you. Tai va, kokie draugiši žmonės čia Indijai. Kamera. कितने का? Sorry? कितने का है कैमरा? I don't understand. Nice to meet you. Nežinau, ko jis iš manęs nori, kažką apie kamerą šneka. Liktais klausė, kiek kainuoja, bet dabar turiu draugą. Eisim, ko nors pavalgyti. Thank you. Reikia persižiūrėti vis tiek savo kišenės, viską. Čia taip pat nieko nebeturėsiu, jeigu nesargiai vaikščiosiu. Reikia nors čia pavalgyti tikriausiai. Kamera. हाँ कैमरा ये कैमरा Kamera. कितने का आता है? I don't understand. Kitne? डॉलर 500? 400? 400, yes. 400 Yes, $400. सोनी का Sorry? DJI. China. Kiek visko čia vyksta. Gerai, einant ten mačiau, kažko valgyti buvo. Šiek tiek įtarimų turiu, tas kas ateina klaust, kiek mano kamera kainuoja. Ir jis man išnagros, jeigu neklysiu, vis dar eina. Įdomus šiuvakas. Žmogelis vis dar mane seka. Kaip manot? Paims mano kamerą šiandieną jisai. Ar nelabai? Hi, no thank you. Čia. O čia gauna ir... Hi. Can I get the half... Biryani? Yeah, chicken biryani with half size. 100. Okay, thank you. And do you have anything to drink? Drink? No, okay. Atsisėsim čia. Okay, thank you. Šiaip atėjau čia vien dėl to, kad norėjau atsikratyti jau to žmogelio. Žiauriai tartinai atrodė. Thank you so much. Va, tai man čia biryani davė. Metas paragauti. Nu va, sėmiau dar vandens. Ir sėmiau duonos. Hello, nice to meet you. Two pieces. Nes matau įrankių jokių nėra. Tai... yra. Sako nėra, bet yra. Kažkodėl nepamačiau. Maniau, kad reikės rankom valgyt. Jau dezinfekciją pasidariau. Turiu susėmęs skysčio. Tai ragaujam. Skanu. Biškai aštru. Bet žinokit, panašu į plovą šiek tiek. Labai aštrų plovą. Gal neapsitrėsiu, visgi ryžiai. Neturėtų būti labai vėl. Thank you. Tai va, turim draugą. चिकन कितना प्लेट लगाऊं मुर्गी? Hello. 70 वाला 5 प्लेट। चिकन कितना लगा? 70 का। Very good. 70 वाला। Very कितना good. प्लेट लगाऊं? What's your name? Name. Raimondas. Your name? Name. Kas vyksta? Foto. Okay. Bagat gal. Namaste. Very good. Very good. Thank you so much. Kurgi visi draugiši šiandien? Tik vardo nepasakėm, nesupratau. Visi mane pamato, nori iš karto plotkintis. Tai šiaip skanu, jeigu įdomu. Išrašiau.
Ryžiai. Aštrus. Čia yra višta kažkokia tai. Svogūnai. Labai paprasta. Kainavo 1 eurą. Thank you. Thank you. Tai va, gavau donas, tavo tandūrį, roti. Reiks paragauti, bet aš noriu ranką dezinfekuoti, bet to aš ką tik sveikinuosi su to vyruku šalia. Tai nežinau kaip padaryti, kai neatrodytų labai nepagarbiai. Tai va, pasiėmiau donas ir mėginam. Pasirksim to birianio kažkiek. Nežinau, jie taip daro, nedaro. Donas žiauriai skaniai. Žiauriai skanu. First day in India. First day. I just arrived. Reikėtų ją kažką pamirkyti, bet su ryžiai sunkiai. Jaučiu tokį spaudimą dabar valgant. Nežinau, aš teisingai darau. Nes visi žiūri kiekvieną mano judesį. Stengiuosi pritapti. Man to aš nesės sugrįšiu, nes labai aštru. Tai ką tik pavalgiau. Išleidau 1,30 € už visą, ką matėt. Tai vanduo, 2 donos ir spėkit. Tas žmogus, kuris mane persikė, vis dar mane persikė. Jis visą laiką kažkur pralaukė manęs ten. Ir dabar pinigų iš manęs prašo. Nežinau, už ką? Tiesiog. Ką aš žinau. Jis mane dabar, kažin, kiek laiko persikės. Turiu idėją varyti prie India Gates. Tai mums vis pirma reikia tuktuko tam. Tai einam susirasti jį. Ir važiuosime. Nes nežinau ką veikti šitam rajoniuke. Daug žmonių. Be veiklos nelabai ką. Nebent patinka maistas. Oh, sorry. Jis vis dar man už nugaros. Žinai, kai persekė jau, nežinau, 20 minučių, iš tiesų jau ir įgrįsti, žinai, galėtų žmogus kažką padaresnio susigalvoti, įdomesnės veiklos, kuri galbūt, pelno atneštų. O dabar turiu vis savo kišenį žiūrėti, kad neprisimasytų kokių nesąmonių. Hello. Very nice. Nu tai ką, ieškom. Kokio tuktuko. O to žiūrėk, su lazo tokį užvoš man į galvą. Galėtų tam užvošti tam gal į galvą. Hello, namaste. How much India Gate? Ketna? How much? 150. 150? India Gate? Okay. Nu, gan pigiai. Važiuojam. Sveiki, vaikučiai. Nieko aš neduosiu. No. Oi, iš visų pusių. O, kada tu nulipsi, na čia tokia tave nudaus? Zombių apokalipsė. Hello. India Gate, okay? India Gate. Jo, čia toks etikos ir moralės klausimas geriausiai būna su pinigais ir vaikais. Nes dažniausiai, aišku, gaila, prašo ant maisto ir panašiai, sako, nori valgyti, nori gerti. Dažniausiai tie pinigai nueina tėvam, žinokit. Vaikai nieko net negauna. Tai nors iš širdis skauda, tai sakyt ne. Tuos išjungiau kameras, kurios sakė, kad per mažai pasiūlė, tai dabar 200. Visas gerai, 2 eurai vis tiek tikrais. Vos neįsikniso. Va, žiūrėk, ranką iškėlė, tai praėjo, reikia išmokti. Žiūrėk, kaip čia kas atrodo. Šudiukas. Mes šiandien išgyvensim tą klausimą. Aš ir taip sakau. Nuvarysim mes prie India Gateso, Indijos vartų. Būsim ten ir aš jau varysiu tikriausiai viešbutį. Nes jau daugiau negu parą visiškai nemegojau.
Jaučiasi man tas nuovargis, belia kaip jau. Tai va dar, kai suvalgiau tos donos su ryžiais pilno, šis užmigsiu toj. Atvažiavom. Okay. Yes, thank you. Just a moment. Sumokėsim visam. Nu va, atvažiavom. Ten India Gatesą gali matyti. Jau čia tai angliškai sakau. Indijos vartus. Va taip atrodo tie vartai iš toli. Tai mums reikia kažkaip pereiti gatvę. Kad gatvę pereiti, mums reikia per apačią eiti. Spėju, kad čia reikia eiti mums. Nu va. Praėjau aš tą tuneliuką, nieko ten ypatingo nebuvo, paprastas tunelys, bet štai išėjom laukan, pažiūrėkit, kokio dydžio statinys. Per kamerą aiškiai nesimato, kokio dydžio yra, bet gyvai tai, oho, didelis. Kaip triumfo arka. Toliau dar kažkokia kita skulptūra yra. Žiūrėkit, matosi. Eisim pažiūrėti, kas ten per kareivis ar kažkoks žmogus. Tai va, nu, jis didelis. Dar žinokit, anksti yra, aš nežinau, kai mes čia dabar spėjom viską pasidaryti, 12 net nėra. Tas Indijos laiku. Bet eina sau. Aš toj mirsiu. Indija. Tai va. Visiškai nusifotkinau savo tos vartus Indijos. Dabar eisim pažiūrėti, kas ten yra. Kažkoks žmogus, kuris pagarbą duoda kažkam. Nu jo, šį kartą uždarytas kelias. Galima iš toli nevien pasižiūrėti. Tiesiog, skulptūra, statula. Tai va. Nežinau, ką dar veikt. Delyje nelabai tos veiklos yra. Čia toks kaip sustojimas, toks vieta, iš kurios tranzuoji, turi tranzitus į kitas vietas. Tai štai mes jau keliausime į Indijos šiaurę, į tokį miestą Amritsar. Tai va ten bus veiklos. Bet tam, kad būtų veikla smagi ir energinga, reikia man įsimiegoti. Tai nežinau, nueisim dabar į viešbutį, nors dar čekino. Nežinau, eisiu tiesiog gal valandą pasidėsiu ant soliuko, pasišildysiu. Tada eisim į viešbutį, pažiūrėsim, kaip atrodo kambarys ir tada jau atsisveikinsim. Tai va. Indijos vartai. Nu va, paleido mane tuktukas. Toks įdomus čia rajonas, prie pastoties yra. Hello. Brother. Tai reiks įsirasdavo mums tą viešbutį. Ne, tikras kur. Tikriausiai čia, Pearl. Nu, kad hostel Pearl vadinas, tai tikriausiai kad šitą vietą. Einam, pažiūrėsim, koks ten kambariukas. Tai čia labai geras rajonas pagal lokaciją, nes čia gal, nežinau, 5 minutės iki oro uosto. Bet žinau, kad ne pats saugiausias rajonas. Ok, mėginam. Namaste, hello. Oh. Jie, žodžiu, normaliai nufilmuot neišėjo, nes atėjo kažkoks kitas žmogus, toks piktas, atėmė man telefoną ir neatėmė tiesiog. Pasisuojame telefoną, kad Wi-Fi suvesu, tai ir išjungiu tą kamerą. Nieko įdomaus neįvyko. Taigi, kambario reviewsas. Tai pradėkime nuo čia. Kambarys. Turim labai garsiai veikiantį oro kondicionierių. Nes čia buvo parašyta, kad bus oro kondicionierius, bet tokį turim. Kas dar? Turim dar vandens. Vaizdas į šiukšlyną. Žiūrėkit. Neatsidaro. Pala. Šitai padarom. Kokį vaizdą turim. Ai gatvė. Reba, ar mėgosim naktį klausimas, bet šitoks užkampis gal. Nu gerai. Neįleiskim dulkių. Lempa. Gerai, vėliau užžaisiu. Tai va, lova. Sony televizorius.
telefonas. Very nice. Spinta. Kur jis atsidaro? Ne, viskas atsidaro. Ir tulikas. Sakė, yra šilto vandens. Nežinau. Švaru. Jeigu yra padėtas kibiras, tai tikriausiai, kad dušo srovė bus labai silpna, galim patestuoti. Gal ranką apsidaškysiu tikrais. Okay. Oh my god. Shit, mikrofonas visas eina. Kaip iš jau? Įdirau kažką. Palauk. Čia maksimum. Čia išimtis. Ir vis bėga. Čia išimtis. A čia gal dar nustos. Kaip. Baigis. O tai kaip šitai jums? Nežinau, kaip mes įsiaiškinsim. Nu, toliau, kaip ir viskas įprasta. Kainavo 20 eurų nakvynė. Čia gal biškį brangiai. Tai paprasčiausiai labai gera lokacija man, nes oro uostas šalia, o rytoj skrisiu iš pačio ryto. Tai va. Liko tiesiog lova. Kieta labai kieta. Bet miegosiu gerai. Nu tai ką, draugai. Einu aš jau miegot, nes jau mirštu, aš tiesiog jau vis šakės. Tai jeigu patiko video, palaikinkit, pasubscribinkit ir aiškus parašykit komentarą, parašykite, wow, Raimondai, kaip tu nusišneki, kaip tu nieko nesupranti, aš sėdžiu namie kiauras dienas, aš geriau žinau negu tu. Man tokie komentarai labai patinka, labai objektyvus. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot irgi kitų kartų, nes kitas video bus tikriausiai kitą savaitę. Nežinau, kada šitas video bus papostintas, tai sekantis savaitė bus kitas video. Gerai, viskas, nebešneku, ate labą, visko.